Tai labai mėgėjas su bibliotekų ir man toks labai malonus procesas yra ateiti ir ieškoti tos knygos ir tada paimti ją į namus, paskaityti, tada atnešti. Tai toks fainas procesas. Aš pamenu, į jūsų biblioteką pradėjau eiti, kai man buvo gal kokių 18 ar 19 metų ir atsimenu po trankių vakarėlių arba kai eidavau į pasimatymus ir ten įsimylėdavau nelaimingai ir tada būdavo labai liūdna ir tada eidavau į biblioteką ir man tai toks būdavo sielos gydymas, tarsi visiškai... Atsimenu, taip ateidavau ir tas toks senas, ir dar prisimenu tą kvapą ir tas toks senovinis parketas ir aš taip einu tarp lentynų ir aš taip tiesiog va taip darydavau taip, na tai kuri čia knyga ta, kuri man padės suvokti, kas vyksta mano gyvenime ir taip, o, šita. Tai labai mėgėjas su bibliotekų ir man toks... labai malonus procesas yra ateiti ir ieškoti tos knygos ir tada paimti ją į namus, paskaityti, tada atnešti. Tai toks fainas procesas. Taip, mano vaikai labai mėgsta ateiti į biblioteką, jiems kažkaip labai smagu pasidaro ir, pavyzdžiui, ypatingai tom dienom, kai aš nežinau, kaip juos suvaldyti, būna tokios dienos pešas, rėkaujant ten. Tai mes ateinam į biblioteką ir jie iškart nurimsta ir taip dažniausiai būdavo, kad ateinam visiškai neplanavę ir staiga pataikom į kokį fainą renginį. Į, pavyzdžiui, knygos pristatymą vaikams ir tada jiems įdomu, jie jau užmiršta ten visas tas peštynės, klauso, domisi, ten ieško savo kažkokių fainų knygučių. Tai va, mano sūnus jau pats ateina į biblioteką, turi savo pažymėjimą, ateina, išsinuomoja savo knygutę, atneša, ką jau perskaitė. Šiaip teko paskutiniu metu labai daug mokslinės literatūros skaityti, ką mes jau gavom iš VU, ten didelę dalį. Bet šiaip mėgstu ir poeziją. Pavyzdžiui, paskutinė knyga, ką dabar skaičiau, tai buvo Kirkė. Madeline Miller. Tikriausiai taip ištariau jos pavardę ir vardą. Ir tada aš dabar galvoju paskutinė knyga iš jūsų, kurią ėmiau ir grąžinau. Ir dabar galvoju, bandau prisiminti. Man rodos, kad šaltinį ėmiau. Ta tokia storą, sudėtingą knygą. Ai, dar prisiminiau, šiaip va, prisiminiau, ką esu ėmus irgi iš jūsų visai nesenai 3 moteris. Tokia irgi faina istorija, irgi labai patiko. Tokia lengva, jinai tokia, bet mėgstu labai ir biografijas. Tai labai įvairiai ir mokslinė, ir kažkokia savigydos literatūra, psichologinę, poeziją ir šiaip, pavyzdžiui, mėgstu pasiimti kokius nors meno albumus, pavartyti. Man tai asmeniškai skaitimas tai yra kaip smegenų mankšta, ta prasme. Aš, pavyzdžiui, jeigu aš skrolinu vakare, mano miegas būna tiesiog tragiškas. Ta prasme, aš miegu prastai. Jeigu aš skaitau prieš einant miegot, aš miegu labai gerai. Aš galiu galbūt ir sapnuot košmarų, jeigu ten ir ta knyga intensyvi. Bet man jau geriau košmaras, negu kad nemiga po ten tų blue screens. Tai va. Man ta skaitimas tai toks, tikrai toksai smegenų gyvybės šaltinis. Ir smagu pakeliauti tose istorijose. Man rodos, kad labai svarbu, nes ir tas albumo irgi forma arba vinilo forma, tai jinai irgi primena knygą. Ta prasme, tai yra kažkuria prasme knyga.
tik tai išsitrauki plokštelę ten arba CD, jeigu mažesnių formatų ir tu ten kitą formą išklausai, sužinai tą informaciją. Tai čia ta pati knyga iš esmės. Tai labai artimai yra ir svarbu. Skaito daug, tikrai ir daug įkvėpimų iš knygų ateina. Ir ten ypatingai ir biografijas mėgsta. Labai, tikrai labai daug skaito. Taip. Mane tai atpalaiduoja bibliotekų erdvė iš tikrųjų. Ir ypatingai šiuolaikiniam lėkime, kai visas pasaulis taip sukasi ir aš, pavyzdžiui, kaip jautrus žmogus, man kartais tiesiog, man norisi pasislėpti kur nors Rusijai nuo viso šito, kas vyksta aplinkui ir pabūt ramybėj. Tai aš, pavyzdžiui, atėjus į biblioteką, jaučiu tą patį efektą, nors, pavyzdžiui, mes dabar esam, aš nežinau, čia 4 aukštas, 3, bet yra toks kažkoks ramumas. Taip atrodo, tu geriau save gali pajaust, kažkokia tokia harmoninga erdvė. Tai man patinka ta bibliotekų aura, ta energija. Čia reiktų jau taip moksliškai pasidomėti, kad palyginti taip išsamiau, bet aš galvoju, gal šiaip kaip erdvė biblioteka tokio turi erdvumo. Tai nes ir, pavyzdžiui, muzikos terapijos kabinete ten turi būti erdvumo, kad tas žmogus, kuris ateina, jaustųsi, kad jisai gali save išreikšti kažkaip visiškai be ribų, kaip jis jaučiasi, kaip jis nori. Tai bibliotekoje galbūt panašu, nes ateina labai daug skirtingų žmonių ir jie kiekvienas gali čia atrasti savo knygą. Nu tai gal vat tas panašumas. Tokios erdvės atrasti save. Mes ir patys namuose esam labai mylėtojai knygų, tai ten turim jų žiauriai daug, ten visur, visi kampai yra lentynos su knygom, kur tai gali būti, ne kampai, o sienos. Bet meno albumų irgi labai labai daug turim, tai labai man, nuo vaikystės, aš atsimenu, man tėvai tai pasako, kad mes turėjom tokią žiauriai didelę Bosch, to menininko knygą, bet tokia, nu tikrai kur didelė. Ir aš mažytę taip sėdžiu, nu tos knygos dydžio pati beveik. Ir aš ten žiūrėdavau taip į tuos paveiksliukus, ten to pragaro. Ir man ten būdavo taip įdomu ir ten kiekvieną mažą detalytę atrandu, ten kažkokį keistą paukštį pusiau žmogų. Tai nu nuo pat kūdikystės iš tikrųjų esu tame ir man įdomu žiūrėti ilgai. Ir tai pastebiu, kad ir mano vaikai, jie turi tą tokį, nes aš šiaip nesu iš tų mamų, kad ten visiškai atriboti nuo šiuolaikinio pasaulio, ten neleis žaidimų. Bet mano, pavyzdžiui, sūnus pats pasirinko, sako, aš tiesiog nenoriu tų kompiuterinių žaidimų. Ir jis nežaidžia. Ir jis, pavyzdžiui, tikrai tokio turi, kad to ilgo dėmesio jis atsidaro knygą ir jis ilgai žiūri. Ir jam įdomu. Jis labai mėgsta šiaip japonišką, anime labai mėgsta. Mėgsta visokį tokį pop art, grafiti, tai va čia jo tas toks tuom, kuom jis žavisi. Tai aš žinau, kad aš, pavyzdžiui, jeigu jam duočiau kažkokį tokį didelį albumą, tai jis tikrai ilgai sėdėtų žiūrėtų ir po to pieštų jau. Tai, kas jį įkvėpia, jis perpieštų. Aš manau, kad tikrai gali. Ir dabar nesenai susipažinau su tokiu žmogum ir man irgi uždavė tokį klausimą, kokia knyga ten tau pakeitė gyvenimą ir man tai pasidarė įdomu, aš galvoju, wow. Nu, man, pavyzdžiui, tikrai aš dabar tą Kirkę perskaičiau ir man tikrai buvo wow, nu, ta prasme, toksai praplėtimas kažkokio požiūrio viduj. Tai tikrai manau, kad gali tos istorijos jos į tokią patirtį susideda. Tai aš galvoju, va, tas muzikos klausimas, pavyzdžiui, giluminis muzikos klausimas yra toks terminas. Tai galėtų būti giluminio muzikos klausimosi sesijos, kur žmonės ateina ir tikrai jie pagarbiai atsisėda, be kramtoškės valgymo, be skrolinimo, tarkim, viską padeda kažkur ir jie va tiesiog klauso muzikos visi. Bet ten irgi turi būti special aparatūra, ten būna tokia speciali, kur labai ten ypatingai gerai perduoda tai, kas įrašyta.
Ir tie, pavyzdžiui, galėtų būti po to diskusijos aptarimai, kaip ten kiekvienas suprato ten tą įrašą, tą albumą. Tai čia labai įdomu. Gal norėčiau pasidalinti, aš taip, vat, čia šiaip yra atskiras rytis, būtent va šito muzikos klausimuose, tai aš būtent į šitą nesigilinau, bet aš manau, iš esmės tiek, kiek pati suprantu muziką, galėčiau tiesiog pasidalinti kažkuom, kas man pačiai įdomu ir būtų įdomu padiskutuoti su žmonėm, kaip jiems. Šiaip aš labiausiai su balsu dirbu. O, wow, kaip įdomu. Man tai čia gal būtų kažkokia... Arba instrumentas, gal pavyzdžiui, kažkoks. Gal jeigu instrumentas? Taip galvoju. Nu čia visko tiek daug, tai būtų koks nors avangardinis free jazzas toksai, kur visko žiauriai daug. Ir toks eina noizas, ir daug visko daug, ir tada viskas taip. Aš tai įsivaizduoju tokią futuristinę biblioteką, kur, pavyzdžiui, taip prieini ir taip prilieti pirštu knygą ir tu taip persikeli jau į tą kitą. Nu, atsiduri va šituose, pavyzdžiui, fantasy, art, world ir tu tada jau, nu, ne tai, kad skaitai, bet tu jau realiai esi to realybėj. Tai gal bus taip, nieks nežino. Aš visai norėčiau. Aš šiaip linkiu, pačiai bibliotekai, tai linkiu, žinoma, gyvuoti ir toliau tęsti savo darbą šitą tokį nuostabų. Ir visiems, kas dar nebuvo bibliotekai, arba kurie jau galvoja, kad čia jau bibliotekų nėra, nes ten skaito vien Kindle, aš pati irgi turiu Kindle, tai būtinai ateiti į biblioteką ir pajausti tą vat, tikrą procesą, kai tu ateini į biblioteką. Tu ieškai knygos, tada tu ją randi, tada tu paskaitai nugarėlę, tada ten kažką atsiverti ir nu tą vat ieškojimo džiaugsmą. Ir dar šiaip pagalvojau, kad būtų labai smagu, kad bibliotekoje dar atsidarytų kokia nors mini kavinė. Nu, kad vat, kur nors. Čia būtų toks geras, nes, pavyzdžiui, vien pasimatymas bibliotekoje. Nu, nuostabu. Aš tikrai paskirčiau pasimatymą kam nors bibliotekoje. Gera vieta pažinti žmogų. Taip, tokia romantika. Tikrai. Aš kažkaip pagalvojau apie šitą Nat King Cole. Šiaip jisai mano vienas iš dievų yra. Labai aš mėgstu jo muziką. Taip, čia Frim Fram Sauce. Šitam vinilė nėra šito gabalo, bet jis yra padaręs labai fainą jo interpretaciją. Ir tai buvo mano pirmas džiazo standartas, kurį aš išmokau. Tai aš truputį padainuosiu. I don't want French fried potatoes, red wrapped tomatoes. I never satisfied. I want a French brown sauce with the awesome fat with chef pepper on this side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want a French brown sauce with the awesome fat with chef pepper on this side. Well, you know a girl, she really got to eat, and a girl, she surely tried. 5 will get you 10. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said, waiter please. I want my fried and want a French fry sauce with the awesome fade with chef pepper on the side. Nu va.